Jūsų meilė ir jūsų tikėjimas tai viskas, ko jums reikia tam, kad įvykdytumėte savo dieviškąjį planą. Pirmas dalykas, kad galėtumėte eiti keliu į priekį, yra jūsų tikėjimas, bet tikėjimo jums nebus suteikta pagalba iš aukščiau. Be tikėjimo negalėsite žengti nei vieno žingsnio keliu link Dievo. Kad ir ką darytumėte fiziniame plane, be tikėjimo į Dievą joks darbas nebus sėkmingas ir bus panašus į iš smėlio pastatytą namą. Tik jūsų tikėjimas yra ta kelrodė žvaigždė, kuri nurodys jums kelią per jūsų gyvenimo audras, su kuriomis susidūrėte savo gyvenimuose fiziniame plane. Jūsų tikėjimas yra ta kelrodė žvaigždė, kuri nurodys jums kelią per jūsų gyvenimo audras, su kuriomis susidūrėte savo gyvenimuose fiziniame plane. Jūsų meilė ir jūsų tikėjimas tai viskas, ko jums reikia tam, kad įvykdytumėte savo dieviškąjį planą. Pirmas dalykas, kad galėtumėte eiti keliu į priekį, yra jūsų tikėjimas, bet tikėjimo jums nebus suteikta pagalba iš aukščiau. Be tikėjimo negalėsite žengti nei vieno žingsnio keliu link Dievo. Kad ir ką darytumėte fiziniame plane, bet tikėjimo į Dievą joks darbas nebus sėkmingas ir bus panašus į iš smėlio pastatytą namą. Tik jūsų tikėjimas yra ta kelrodė žvaigždė, kur